visi. Esam pakeliui į Ukmergę. Žodžiu, šiandienos planas labai aiškus. Važiuojam į Ukmergę pašert ant Kurėnų ežero. Tai jo, ačiū Motorsportui Ukmergė už tai, kad turim tokią galimybę legaliai pašert ant ežero. Pačiam asmeniškai niekad neteko dar važiuoti ant šalusio ežero. Tai nežinau, iš tikrai bijau ir nėra labai jauku man tai, bet taip, turbūt išbandysim šiandien tai. Lėksim tikrai ne su Variku. Ukmergėje susitinkam su broliu, jisai atvaris su baudėju. Tai kaip ir baudėjo surinkimo videose minėjau, tai žiemą tikrai duosim savo veiksmą. Tai jo, tą šiandien ir pasitengsim padaryti. Mokinsim brolį suvaldyti baudėją. Mokinsim brolį jungt trečią bėgį, nebe sėdėti antram. Tai žodžiu, bus tikiuosi smagi dienelė. Surinksim daug seat-time'o, nieks nesuges ir praleisim gerai laiką. Tai žodžiu, esu jau kažkur pusiaukelėj, tai visai nebetoli. Tai jo, lekiam ir susitinkam tenais. Žodžiu, atvarėm į Ukmergę, užsiregistravom jau baudėją, paklausėm briefingą, ką pašnekė, kokios taisyklės ir panašiai. Tai žodžiu, viskas aišku, trasa 4 km ilgio, tai kiek esu matęs iš kitų važiuojančių, tikrai turėtų būti greita ir smagi. Žodžiu, lėksim su paprastom gatviniam padangom, dyglių nepirkom. Tai žodžiu, uždėsim čeką, kad suvažiavam ant ledo pirmą kartą, tikiuosi neįlūšim ir bus smagu. Tai žodžiu, einam persikrausime iš baudėjo į Subariko visus daiktus, nusileisim padangas į slėgį, persitikrinsim viską. Jo, ir tada jau važiuosim į startą ir žiūrėsim, kaip čia mums sekasi. Na, pasiruošęs lėkti? Ne. Ne? Kiek kartų nusirašysi? Lemą, bent porą tikrai, tokių rimtesnių. Kur jau reiks ištemti. Namo važiuosim su Subariku ar su abiem mašinom? Tikiuosi, kad abiem, bet negarantuoju. Žodžiu, įvažiavam jau į trasą, tai pirmus ratus apšilsim, ramiai apvažiuosim, pasižiūrėsim kaip danga, kaip kas, bet kol kas atrodo, kad visai yra gripo, tai tas smagu, yra šviežio sniego, tai irgi good. Žodžiu, važiuojam žiūrėtis ir jo, žiūrėkit kaip mums seksis. Šitą negripino. Spinautas. Ne, pirmas ratas.
Žodžiu, sulėkiam 1 valandą. Tai pusė trasos yra dabar likę, kaip supratau, po treko, ten daug su roketais pražiūrėti, ten gripo daug. Kitoj daly trasos dar labai tokių vietų yra, kur visiškai plikas ledas ir tiesiog net nesivaldo mašina. Bet čia overall trasa tikrai smagiai atrodo, tai dabar lėks su roketais, turėtų normaliai pašiauštą ledą ir toliau, manau, bus tai geriau. Baudė vairuotojas irgi sakė, pavargo po 1 valandos. Lemba yra, ką veikti ant tą vairą sukinėti ant tą ledą. Vairą turi nesukinėti. Iš gazo. Jo, pasirodo, kiek girdėjau, nereikia sukinėti iš gazo, bet šiaip jo labai slidu ir kai neturint patirties, tai jo toks pusė taip. Daug kartų ištempiamas, bet viskas tvarkoja. Nieko. Iki sezono išmokysim šėt normaliai, kad vasarą galėčiau duris broliui badyti. Tai jo, einam dabar žiūrėti, kaip lėkis roketais ir po to apskeisim, varysiu, išbandysiu ir aš tą ledą trasą. O, atsiprašau, dar. Sakau, matau ir kontentą. Kontentą, aš tik į trasas važiuoju visą laiką paprašau. Opa. Čia tiesiog nevaldomai. Aptarėm biškį nelaimės, tai išvažiavus po roketų, sakybimo buvo visai nemažai, bet po to jis dingo, pradėjau leisti kraštais važiuoti, tai vienam krašte biškį per daug išleidau į traktoriaus sustumtą pusnį, įsirėmė ratas ir numontavom padangą, kadangi gan slėgį nuleidė. Tai žodžiu, bet nieko, su panelės valikliu užmontavom, sutvarkėm, dėsim atgal ir lėksim. Aišku, labiausiai gaila tai gal bamperį, nes su visais parktronikais išroviau. Na, toks sportas, pasitaiko nelaimė, tai žodžiu, dedam, laukiam eilės ir lėksim toliau. Sexy, sexy, sexy.
Op, 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 op. Dis-moi ce que tu veux. Pense ce que tu aimes. Dis-moi tout, je le jurerai. Sexy, sexy. I can't find Opa. what I'm feeling. You got me broken and breathing like in a movie scene, but I know you are real, are real. You're so sexy, sexy, sexy. Be my lover, be my inspiration. You're so sexy, sexy. Physical and logical temptation. No, don't stop, keep it going. No, stop your body flowing. No. So sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Feel me now and stop the conversation. Feel me now and stop the conversation. You're so sexy. Sunkiausias dalis. Pabaigėm dieną, dar iššokam pas kolegą drifteris pralėkt su roketais. Žodžiu, diena, Baudėją pakrikštėjom, pirmi drifto randai. Na, toks tas driftas, bet žodžiu, smagi dienelė. Važiuosim dabar namo. Aišku, tvarkysim mašinas ir žodžiu, iki sekančio.